Taigi, sveiki, čia uoginiai. Linkėjimai iš uoginių. Atvykom į Kupiškį, antras etapas. Ir va, jau iškart pažįstami veidai. Labą dieną. Ir einam į administracinę komisiją. Nieko nelaukiam. Nieko nelaukiam, nes jau pralaukiam. Sveiki. Nu jo, vėl biškai vėlavimas jis gaunasi. 2 valandas iš Kauno važiavom. Nereikšmingi niuansai vyko, bet tai viskas gerai. O čia kaip pas senelį sodybą. Tik tai, kad pas senelį sodybos nebūna, jau 10 dažniausiai. Nu, žiūrėsim administracinę. Taip, čia kažkur. Išjungęs. Viskas. Loginas. Jau mane seka. Pinigų čia. Atvirkščiai laikom. O. Baterija vėl. Baterija. Lipdukai. Va čia. Taurės. Vėl nusižiūrėję, žiūrėk nakadainio gal. Metalinės. Viskas, admin, tech. Gerai viskas? Tech dar ne. Su tech dar ne. Tai va dabar susikliuosim lipdukus iš anksto, nes matot kokie debesis, tai kad paskui, jeigu netyčia grįžtume po susirašymo, jeigu lis, tai ten ant šlapios mašinos nieko nesukliuosim. Tai iškart dabar pasirūpinam, grįžtam susirašymą, tada iškart ten technikinė mūsų apie 8:30 kažką. Kas jau 8:09. Nu ten jo, tik kiek nespėsim iki to laiko susirašyti. Nes jeigu ne, tada labai durnai grįžti ir vėl ten bandyti spėti. Nu, žodžiu. Turėtų viskas pavykti. Lėsim per 3 valandas, kiti tai ten laršia per 5 visos rašo ten. Nu taip atrodo. Gal ir gal. Gal ir gal. Tikiuosi. Nuo kelio į kairį 4. Nekirst kairį 4. Kairis 3, gal irgi į kairį 3 nekirst. 80, dešinys 5, 4 į viršų. Kur čia papuolėme video? Tai reikės ir žinoti. Belekas. Kaip kokioj, ne Lietuvoj. Visiškai. Čia Prancūzija kokia, nežinau. Ten Anglija. Žiūrėk, kokia vieta. Čia gal paskutinis švenčius. Jaunimėlį. Nu, žodžiu, mašinų belekiek. Ten dar va. Ten. Ir čia krioklys kažkoks. Nu, geras. Įdomi vietelė. Tai ką, vieną ruožą susirašėm abu kartus, susitikrinam, dabar tęsim toliau. Jo, tai vaizdelį tuoj pamatysit pirmą ruožą. Čia va kas vyksta, galim matyti, visi juda. Nejuda dabar, jeigu ai va pajudėjo, atsirefresh. Tai dar čia, mes paskutinį ruožą kartosimės, dar vyrai dirba, matau. Mes jau buvom nusiminę, kad paskutinį liekam su važinėjimu, bet gerai. Nes dar iki 9 susirašymai, o dabar dar tik tai 8 nėra. Kaip pagydėjau įspūdžiai kol kas? Neužklimsim? Dviejopai jau. Paieškau gal kažko iš dalyvius, kas Subaru vairuoja, jeigu tą. Subaru čia jau. Bijau, kad ir Subaru jau užteks. Nu žiūrėkit, tuoj bus čia vaizdų. 90, dešinys 4. Ir kairys 4 košė. Košė motolovšė. 30, dešinys 4 pravažus. 30. Pavasikai į 20. 20 kairys 2. 30. Labai slidu.
Egidijus susimastęs. Tai viskas atliktas, šios dienos planas įgyvendintas jau. Vėl langą užsikėlėm Kol kas per greit vyksta šiaip viskas. Biški nuovargis daugiau, bet sklandžiai viskas tiesiog. Jau atgal ant ralo užsikrovėm automobilį, nes buvom nuvarę techninę komisiją. Anksčiau laiko pavyko prasivaryti, nes nelabai yra norinčių. Ir susirašėm gerai, bet, kaip ir matėt, tai buzytė gera. Tai labiau čia primena gal ko plungiai buvo, panašiai labai. Nes ir principas gaunas panašus, kad ir servizas ant žolės, čia dar geriau, nes ten tai buvo. Jo, prie kroso trasos plus jo, nerodžiau dar gal. Žodžiu, čia kroso trasa. Tai, aš tikrai tikėjausi, kai paskelbs žemėlapis, galvoju, bus tikrai vienas ruožas kroso trasa, bent vienas pirmas tas koksai, kur startas, pradžia kroso trasoj, bet, pasimokė turbūt organizatoriai iš plungės jau ten tų klaidų, nes čia būtų pats pirmas ruožas, kurį atšauktų. Nes pripylė, tai jau ojojoj. Net Kaune taip jau retai užpilam. Būna, bet čia jau. Tai mes kai pradėjom surašinėti kokį mes? Galo 5-7. 5-7 surašėm labai viskas gerai. Gal ant jau 7 antrą kartą kartą pradėjo lyti. Jo. Ir tada visą susirašymą. Be perstojo. Gal biškai aplėtėjo, bet tas aplėtėjimas lyjimant, kad vis tiek pilo. Ir pabaigė tik tai jau, kai mes šitą. Kai susirašinėjai, baigėm. Kartojam šitą, tada jo gal jau aprimo. Tai žodžiu. Jeigu dar palis naktį, tai jau rip visiškai čia jaučiu visiems ruožam. Išgaltas ten. Tai mūsų tas pats pirmas. Jo, tas 5-7 dar toksai platesnis ir tvirtesnis gruntas atrodo kitur. Tai ten. Ir dabar jau bus ką veikti čia. Tas nustebino labai 6-8, man atrodo, ne? Jo. Ten tai jo, nes iš mapsų, kai žiūrėjau, net nepanašu, atrodė, kad toks gali būti šiaušių ruožas. Ten toks druskininkų, dar zarasų miksas ten, nežinau, ten, jeigu tą ruožą davažiuosi, tai jau bus gerai ir tam ruožą galima ten nuveikti reikalų ir prisiveikti reikalų galima. Bet jo, toks išskirtinis tas, sakyčiau. Visi kiti tokie, plus minus, yra apie nieką ten vienas, nežinau, kuris ten dabar, bet tiesiai, paskui tiesiai. Toks net Kėdainių kai kurie geresni. Bet šiaip, išgyvenimo ralis greičiausiai bus. Su tokiam sąlygom dabar, kas čia matys. Pats pirmas jau čia irgi, ten jau miške ten. Tai nežinau. Čia nebent dieną nelytų, saulė šviestų, gal išdžiūtų. Tai va, žodžiu. Dabar nežinau, ką čia veikiam, varysim turbūt dar pavalgyti kažką nusipirkti. Kūrą užsipilt ir į sodybėlę savo. Ar kažkokį nakvynės namai. Servizą nebent pastatys ant žolės. Sulamišiam su Egiu. Dar ko nepasakiau. Tai žiauriai nusivyliau. Tai pamačiau, kad Kupiškio ralis ne Kupiškio vyks. Tai tas labai. Mes šiam kaimuką dabar ten būnam. Bet vis tiek atvarėm su Egiu pamatyti, kaip tas Kupiškis atrodo. Kaip Egiu Kupiškis? Skanus. Naktinis Kupiškis. Pirmą ir paskutinį kartą. Kodėl? Šiandien. Tai rytoj tikrai nebevažiuosim čia jau, nes nebebus niekaip čia mum plano. Menį per šitą kelionę, nes jo. važiuojam į walkout. Pavalgėm burritos, bet labai ilgai laukiam, nežinau kaip vertinti, šiaip skanu buvo, bet dėl to turbūt, kad labai norėjom valgyti. Tai gal. Tai va, tai joks ir Kupiškio ralis mums kol kas. Kupiškis čia paskutinė stotelė ir šiandien važiuojam miegot dabar. Labai skėčiai, žinau. Biški skėčiai. Uždaryk dabar tą. Smirdėčiai labiau. Biški zarasų vaibas. Bet nėra taip, kad bet kas įeit gali. Prašom, veikite. Ten neik toli, kur eini.
Nu, toks kribas. Oi. Lova kažkokia ne dvivietė. Viena lova. Tai tokia ant grindų. Su ventiliatoriu mėgos. Nežinau, ar matot, bet turit girdėt. Toliau pila kaip turi būt. Nu, kas man belieka, eik nagot. Jeigu dar tikis, kad rytoj kažkas įvyks. Dar optimistiškai kažkas. Žiauru. Tai labas rytas, vyksta pasiruošimas. Už pusvalandžio išeidam į serviso zoną. Nepasisekė su parkavimo vieta, kažkaip šudukais visą apsitaškė. Nuvarom. Ir ką, ir. Egi, ką čia padarai? Su kedžiučiai važiavai? Supykęs buvau, O matai, ir buvo, kai viskas per daug gerai einasi, ne? Šiaip, sklandžiai. Man tai buvo skeptiškai gal palikti. Su vienu ratuku. Bliam, ir to vieto nebuvo. Važiai, net ratą išvedė. Sutvarkėm palapinę, kai nebuvo. Prikirtam bananų kruasanų biškį. Iš tų nervų. Biškį neramumas įma. Nu, žiūrėsim. Pirmas dar kartas gal nieko čia bus. Pirmi kartą paskui. Serviziuką turėsim iškart po 2 ruožų. Tai reiks dėl tada žiūrėt, keltis, gal važiuoklę priekinę dar. Nes antrų kartų, vat, baisiausia, kas ten darysis. Pirmą dar, tipo, nu, kažkaip pravažiuot turėtume. Jo. Palapinė tokia sulipdyta iš griaučių. Pradražėm pirmą ruožą. Tai va, palakas čia matos. Biški matos.
Dar tragedijos nėra, gal reiktų prasikrapštyti jau tos ratus. Pasišėlė biškai. Buzytėm dizainas pasitobulino. O, kai gerai atrodo. Tai ką, žinau, nebuvo gal taip blogai, kaip įsivaizdavom, bet antrą kartą tikrai turėtų būti jau. Pirmą kartą dar pravarėm. Egis biznismenas, laisvų rankų įranga. Galim eit ralio pažiūrėti dar. Galim, va, pirmą posūkį. Matosi, ne? Ačiū tas geras, greitas dešinės. Ar stabdyti, ar nestabdyti? Ne, reiks, manau. Nu, biškai gal, prilaikyti. M5 stabdį. Stabdžiasi? Nu, tai čia įsibėgėti. O kaip ten pirmą įsibėgėti, ten visur gerai? Ai, vėl bėgė, iš antro startavau. Kaip kėdainėse tas pirmas? Įprotis, įjungiau ir susimušiau, galvoju, kad su pirmu startavau. Tai ten susimakalavau. Paskui prieš šikanus irgi. Per daug sustabdėjai ar? Kažkaip reguliatorius gal nebuvo ir pareguliuoti. Ai, užskarsino? Gal labai bėgo jau. Man gerai su galu buvo. Jau tikėjaus, kad irgi išlys per tas košės, bet kažkaip. Ten pač finišą, ten to biškai užslydau, kur matai, gal tiesiai buvo nuvaręs kažkas, ar tau gal dar nebuvo? Ne, nebuvo pats. Tas dešinys 4 ir dešinys 2 užstrėjo, tai buvo vėžė tiesiai, aš irgi taip, užsiušiu pirmą ir išvažiavau tada. Ten žiūrovą mačiau, ieškojo, laukiau kūvis. Tai apturėjom serviziuką greitai po 2 ruožų. Pakėliau dar važiuoklę priekinę. Nu gal užteks. Išsivalėm purvus. Ir greitai baigėsi regrupas. Už 4 minučių pajudam. Tikėkime, pravažiuosim ten tą 1, 3, nes tas baisiausias. 2, 4 dar ten nieko. Turėtų būti viskas gal ok. Bet čia vat miške tai įdomus siurprizai turėtų laukti po tų bagių visų. Keliaujame į antrąją ralio dalį. 4 ruožai veikti, dar 4 liko. Tai dabar mes esame SGC2 klasiai antroje vietoje, lyg pagal rezultatus. Ir vėl kaip ir kėdainėse, Šležas pirmoje vietoje ir vėl atsilikimas panašus apie dabar 20 sekundžių kažkur, daugiau valdyčių. Nu tai 4 ruožai dabar, ne kėdainių ruožai, ruožai, kur galima kažką bandyti išlošti. Tai žiūrėsim, kaip seksis.
Privalgėm, pasistiprinom, sabas susitvarkėm likti viską. Jeigu mūsų sabukas laikys ir energija suveiks mūsų, atsigausim, neužmygę būsim, tai gal kažką ir nuveiksim. Bandysim. Bet sunku, po 3 valandų. Jo, labai per daug čia to. Aš tai jau toks. Nesąmonė, tie servizai tokie 3, tai jeigu yra jau 2 po 30 minučių, tai tada nereikia tikrai to vidurinė valandos 30, užtektų valandą, čia jau matai mach. Nu per daug, biški. Susikabam, gal čia? Nu, susikabam. Šimpanzinį, bananinį. Pasakyk. Važiuojam į paskutinę sekciją prisifeilinam, tada dabar reikia trečią poziciją ginti. Bandėm antrą, dabar trečią. Atlaikėm. Yra viskas lupu-tupa pergalinga. Oi, kažkoks čia įtarimas. Taigi, su nusirengė po finišą, aš dar nespėjau. Emocijas dar. Nu, paskutinį. Irgi gerai suvažiavam. Irgi, nu. Tikėkimės gerai, žiūrėsim, kas rezultatais. Gal trečią vietą apginti, tikiuosi pavyk turėjo. Važiavam link uoginių. Keliu, su finišu. Suegi. Su finišu. O, visi džiaugias, beveik nemyrė. Toks jau tas ralis. Paulius Gutmanas ir Egidijus Gelūnas. Tai SAP automobilis.
kuris buvo beje vienintelis čia šiandieną Mineralyje. Baterio Mineralė Kupiškis 2025. Čempioniškos nuotaikos, foto ir taurės su jūsų aplodismentų pagalba. Starto numeris 3 vieta Aurimas Lekavičius ir Šarūnas Visockas. Tai ką, gidukai, eik iš šviesą biškį. Parodysi? Parodysi. Pasakyk kažką, rodydamas čia. Tai galiu pasakyti šitam Kupiškiui. Ar čia Kupiškis? Ne, bet... Paginiai? Bet sakykim, kad Paginiai graži vieta. Visai maloniai čia. Jo, dabar stovim po tokį žiedą. Nelabai lieškis gali. Po belio kokį čia. Gerai čia. Šiaip siūlau atvaryti, čia muziejus būna, jeigu kas. Nes šiaip tas šitas kraštas toks įdomus labai. Statiniai tokie. Gražus apdovanojimai. Ja, nu gerai viskas. Toks old schoolinis, toks aliukas, kur nėra jokios pompastikos, bet viskas gerai suorganizuota. Kažkaip iš pradžių, jo, tas, kad nebuvo Kupiški centriukė, ten tų servisų ir panašiai, biški liūdna buvo, bet dabar čia viskas, infrastruktūra gera. Vanduo, elektra, viskas, erdvės daug, tas gruntas geras, nesulyja ten. Nebuvo šlapio pakeltai. Nebuvo ten kaip plungiai kažkada tešlinė tam. Labai dramatizavom, kad rožai bus tipo prasti, bet gavosi visai nieko. Tas paskutinis 6-8 ten iš vis, antrą kartą ten nieko blogo. Keista, kažkaip atrodo, kad nieko gero. Aišku, pirmas žlugęs buvo ten, bet tik tiek, kitur visur normaliai. Tai ką, žinau, vieną tą kliurkytę ir šiaip viskas gerai. Mašinas teika. Ir mokytis iš klaidų toliau ir varyti toliau į Trakus tada. Čia gavo 3 vietą. Toliau pasižiūrėsim, kas ten mūsų laukia. Trūksta entuzijazmo šiandien jau. Kaip, tai trūksta, tau turėtų netrūkti, kaip tik čia. Jo. Nusifotografuojam, Tai jo, nu gerai. Podiumas, finišas. Lietuvos ekstremalio čempionato antrajame Sukertam etape. regį su rankom. T1 LT. Pakabinai gerai, dar kartą. O, Tai va, tai gerai, iki laimingai, ačiū. Susitiksim. Tarkuosi.